Norėčiau paskaityti laišką seneliui Šulčiui. Gerbiamas seneliui Šulti, tu tikriausiai esi neįpratęs gauti laiškus po Kalėdų gruodžio 26, bet norėčiau išsiaiškinti kai kurios tarp mūsų iškilusius nesusipratimus. Gruodžio pradžioje aš tau parašiau laišką, kuriame prašiau tavęs atnešti man dovanų dviratį, elektrinį traukinuką, ratukinės pačiūžas ir futbolo aprangą. Visus metus mokiausi kaip išprotėjęs, gaudavau geriausias pažymis ne tik klasėje, bet ir visoje mokykloje. Garbės žodis, niekas iš mano draugų geriau nesielgia su tėvais, kaimynais ir giminimis. Pastoviai bėgiojau į parduotuvę. 2 kartus netgi pervedžiau senutę per kelią. Neliko nei vieno gero darbo, kurį galėčiau padaryti. Ir kokiu bybę tu man atnešei tą supistą barškutį, piderasišką švilpuką ir idiotiškas kojines. Ką tu blėt gondonę sau leidi, palikdama šitą blėt krūvą šlamštų po eglute. O dar tarsi pasityčiodamas tu atnešei tiek dovanų tam pydarui iš kito namo, kad tas net pro duris neįėjo. Kitą metu senas asilė, net negalvok man pro langą čia įkišti savo smirdančios subinės. Buvo išpisiu tave vietoje ir užmėtis akmenim tavo nupezus selinius taip, kad jie išsilakstys ir tu, blėt senas pydarė, eisi peškom į savo supistą šiaurės polį. Tai kaip tu pasielgiai su manim tu bybio galva. Eik tu pizdon, tu senelį Šalti. Dabar tu suprasi, koks aš blogas galiu būti. Tu storas, mirdintis pizdakį bybio čiulpijai. Pis geriau savo elnius. Nahui, blėt. Visada tavo mažasis patriukas.